Deividas Adamavičius, žiūrėkit, mums parašė. Sveiki, sugalvojau, ką galėtų reikšti NKTV. Dėmesio. Naujos kartos televizija. Nu, Deividai, ačiū už bandymą, bet gal ne. Ir dar po skriptum prirašė, pašerkit Alviduką. Valdai, vinjetė. Sveiki, žiūrintis NKTV. Tai jau antrojo interneto sezono laida. Tradiciškai mes laidą turime pradėti filmuku apie žvėrelius ir technologiją. Šį kartą oldschoolinis YouTube filmukas apie katiną ir apie pelę. Pažiūrim. Tai ką, pradėkime laidą nuo naujienų. Ir čia šis tas, kas praeitį buvo grinai fantastinių filmų sritis. LG pagaliau į Europą išleidžia savo lankstųjį elektroninį popierių arba elektroninį displėjų. Štai žiūrėkite. Šitas daiktas yra 6 colių maždaug skersmens. Na, šitas daiktas yra 10, tai tas reikalas yra 6. Toliau sveria viso labo 14 gramų ir yra mažiau negu milimetro storio. Galima šitą ekraniuką mesti iš 1,5 metro ant žemės, pum ir nieko jam nebus. Kas įdomiausia, jis yra lankstus. Galima jį lankstyti maždaug 40 laipsnių nuo centro. Kuris bus panaudojamas? Na, rašoma, kad elektroninių knygų rinkoje elektroniniams skaitikliams. Nužiūrėsim, išbandysim ir pasakysim, ką galvojam. Jeigu ne perversmas, tai bent jau labai svarbi ir reikšminga žinia planšetiniams kompiuteriams. Dėmesio. Nvidia dyrikas Jensen Huangas pareiškė, kad Tegra 3 posisteme atkeliaus jau šiais metais į praktiškai mažiau nei $200 kainuojančias planšetės. Ką tai reiškia? Kas yra ta Tegra 3? Tegra 3 yra sistema, geležies sistema, kur yra 4 branduolių procesoriai, kur yra grafikos procesorius ir visas šitas reikalas veikia labai greitai. Ir kai šitas greitis atkeliaus į pigias planšetės, tos planšetės bus labai greitos ir mes visi džiaugsimės. Va taip, ačiū už šią žinią, Jensen Huang. Tai Valdai, tu mandarinų mokai. Jensen Huang. Taip, ačiū labai. Štai jums foto žinia. Kaip jūs manote, ką veikia tas bičas? Ne, jisai nesitaiko fotografuoti, jis iš tikrųjų fotografuoja. Nes jūs matote, Jubi kamera, toks vat prietaisėlis yra, kuris leidžia jum fotografuoti, naudojant kaip vaizdo ieškiklį keturkampę sukryžiuotą iš jūsų pirštų. Štai matot prietaisą, jį remiasi vienas pirštas, kitas pirštas ir tada pagal atstumą nuo jūsų akių jisai nustato regėjimo lauką. Va, ar praktikoje tas dalykas jums gali būti labai naudingas, aš nežinau, bet kaip išradimas įdomus. Netoks aš esu jaunas, žinokit, ir net negalvojau, kad pasaulis nusiris štai čia. Štai čia, į tą vietą, kur atsiranda pasaulyje kameros, kurios gali fotografuoti vaizdus esančius už kampo. Massachusetts technologijos universitetas sukūrė tokį prietaisą. Jisai veikia, aš nelabai suprantu, kaip jisai veikia, bet pabandysiu taip paprastai paaiškinti. Jisai šaudo lazerinius spindulius. Dalis tų lazerinių spindulių atsimuša ir nukrenta už kampo. Iš už to kampo jie atsimuša vėl atgal ir grįžta. Ir kažkokiu būdu ta kamera suformuoja vaizdą ir gaunas taip, kad jinai mato, kas yra už kampo. Nu, fantastika. Labai norėčiau savo kanopėlėm pabandyti ir pafotografuoti, kas yra už kampo. Mėgstat lošimus? Kodėlgi nepabandžius šių elektroninių skaitmeninių lošimo kauliukų? Va. Jie per Bluetooth sąsają gali bendrauti su jūsų kompiuteriu ir pasakyti kompiuteriniai žaidimo programai, kokį skaičių išmetė. Ar ne puiku? Beje, šiame demonstracinė filmuke, kur Chebra bando šios kauliukus kažkaip ne iš pirmo karto viskas pavyksta, ne? Kartais tenka mesti 2 ir 3 kartą. Tokie kauliukai turėtų būti pristatyti netrukus prekyboje ir kainuoti apie $40. Nu, nežinau. Gal ir gerai.
ar žinote, koks YouTube'o filmukas yra pats žiūrimiausias, visų laikų žiūrimiausias filmukas? Štai šis. Apie tai, kaip broliukas įkando broliukui į pirštą. Charlie bit my finger. Ir jis yra peržiūrėtas, kiek čia kartų dabar žiūriu, daugiau nei 400 milijonų kartų. Ir tai reiškia, kad filmuką įkėlę tėvai gali pelnytis iš jo, nes YouTube'as rodo reklamas. Štai žiūrėkit. Pasirodo, kad per keletą metų, kuomet video filmukas buvo YouTube'e, jis jau už reklamą surinko $500 000. O tai taip. Mes su Valdu kviečiame ir toliau palaikyti Meškutį Alviduką Facebook. Štai, ekrano pačioje nuoroda, palaikinkite, jam reikia jūsų dėmesio, jis labai mielas. Žinot, kas čia parašyta beje ant tos pagalvėlėse? Hug me. Ui tu, išdykėlį tu su vėlutė galvoji. Va tai kokį daiktą aš jums turiu. Logitech Wireless Mouse. Žiūrėkit, bevėlė pelytė. Noriu jums ją padovanoti, bet ne šiaip sau. Galite laimėti sudalyvavę mūsų konkurse. Dalyvauti reikia SMS žinutėmis. Štai parašykite mums pranešimą. Pradėkite raidėmis NKTV ir tuomet parašykite noriu pelės. Va, noriu pelės. Tokie žodžiai 2. Siųskite pranešimą numeriu 1670, SMS-o kaina 2 litai ir po savaitės paaiškės, kuriam laimingajam ar laimingajai atiteks bevėlis peliukas. Ačiū labai, kad dalyvaujate. Man labai džiugu, kad šiandien mes išvengsime standartinio klasių karo. Taip, programa mobiliajam telefonui, kurią pristatau jums šiandien, yra A. nemokama, B. skirta tiek iPhone'ui, tiek ir androidiniams telefonams. Ir gali būti galbūt net ir naudinga. Pažiūrėkit. Nemokama programėlė Click pavers jūsų smartphone'ą distancinio valdymo pulteliu. Tarkime, jūs norite savo dideliame kompo ekrane žiūrėti YouTube'o klipus, bet tingite kelti riebę sėdynę nuo sofos ir junginėti kažką. Tuomet darote taip. Kompiuterio ekrane atidarote clickthis.com. Ten jums parodys QR kodą. Na, va šitą reikalą iš taškiukų. O tuomet telefonu su įdiegta programėlė Click nuskenuojate nuo ekrano tą kodą. Ir prašau, jūsų telefonas virsta distancinio valdymo pulteliu. Leidžiate, stabdote, sukate, viskas veikia kuo puikiausiai. Primenu, kad programa nemokama. Na ką, bičiuliai, tai planšečių rubrika. 7 produktus jau joje pristatėme. Ir dabar ieškojame, kuogi čia galima jūs nustebinti. Na ir sugalvojame, kad mūsų kaimynaigi pasirodo irgi gamina planšetes. Kurie kaimynai? Ogi Lenkai. Norite lenkiškos planšetės? Ne, o jei aš jums pasakysiu, kad ji kainuoja, dėmesio, 319 litų, jums nepasigirdo, planšetinis kompas už 319. Dabar jau nebūsite tokie kategoriški, a? Tad ką Lenkai duoda už 319? Duoda 7 colius ekrano. Na nieko baisaus, toks yra mažesnių planšečių standartas. Duoda 2 gigus atminties. Mažai, bet naršyti internetą ir dirbti su L paštu pakaks per akis. O jei norėsite daugiau, galite kištelti SD kortelę. Yra tam skirtas lizdas. Duoda tik 256 MB darbinės atminties. Čia jau mažoka. Neduoda kameros. Visai neduoda. Nei nusifotkinsit, nei paskaipinsit su vaizdu. Nėra 3G ryšio pasirinkimo, nėra ir GPS-o. Tačiau pagrindiniai vaizdo ir garso formatai skaitomi. Tad filmą žiūrėti ir muzikos klausytis tikrai įmanoma. Dar dėl filmų. Gamintojas žada 2 baterijos darbo valandas. Naršant. O filmą žiūrint, na gal ir pavyks vieną pažiūrėti. Taigi, spartos nesitikėkite, grožio šio nebus ir iPadinio patogumo nė pėdsakų nėra. Tačiau jei jums dėl kažkokių priežasčių mirtinai reikia planšetinio kompiuterio, draugai Lenkai jums padės. Ir viso labo už 319 litų. Ir dar pridės jums šaldytų vištų ketvirčių. 3 vienetus. Va čia tai appas, bet rimtai, čia tai programa. Skirta būtent iPadui. Žinot kokio į dydžio? Daugiau nei 300 megų. Tokia didelė, nes gerai atrodo ten viskas. Tam, kad būtų išnaudotas naujojo iPado Retina ekranas. Tad ką čia duoda? Briano Kokso visatos stebuklus. Kas tas bičas? Brianas yra jaunas fizikas, išpopuliarėjęs savo BBC televizijos laidomis tuo pačiu pavadinimu – Visatos stebuklai. Tad ir programėlė yra apie visatą. Kosmoso platybės tyrinėti padės daugiau nei 200 straipsnių, 100 nuotraukų ir 2,5 valandos video medžiagos.
Programa puikiai išnaudoja pajėgią iPad'o grafikos sistemą ir generuoja įspūdingus kosminių kūnų ir reiškinių vaizdus. Jį domina kosminiai reikalai, o mane seniau žiauriai iš tikrųjų kabino, rekomenduoju jums Brian Cox Wonders of the Universe. Ir net negaila tų 19 litų. Softas išties vertingas. Už įkvėpimą domėtis planšetiniais kompiuteriais dėkojame ambo.lt planšečių specialistams. Ambo.lt kolektyvas padės jums išsirinkti tinkamą planšetę visiems gyvenimo poreikiams. Taip jie žada. Tad drąsiai klauskite, tarkitės ir mėgaukitės konsultacijomis net po produkto pirkimo. Ne kiekviena parduotuvė jūs dar ir pamokys naudotis įsigytų daiktų. ambo.lt. Kviečiame, užsukite. Žinot, sugaišau nemažai valandų naršydamas NKTV video archyvą ir išknisau šią žinutę, kurios iki galo vertinti negaliu, nes taip iki galo ir nelabai gerai suprantu, apie kokią pelę čia yra kalba. Pažiūrėkite jūs, gal man padėsite suprasti. Ačiū. Bendrovė Green pasiūlė vartotojams kompiuterinę pelę, kurioje nėra nė vieno mygtuko. Gamintojų teigimu, Crystal Optical Mouse patiks netgi Windows operacijų sistemos vartotojams. Pelės veikimo principas pagrįstas pelės pavertimu į kairę arba dešinę pusę. Tai atitinka pelės mygtuko paspaudimą. Naujovės kūrėjų teigimu, šią pelę tikrai patogu naudotis. Mielos laidą žiūrinčios merginos. Aš galiu garantuoti, kad jūsų kontaktiniai duomenys yra saugus, nes jau keletas dienų kaip Valdas, kuris yra čia, prašo. Sako, duok man šitos ar šitos e-mail. Sakau, negaliu. Jeigu jūs pačios norite, kad aš jūsų adresą duočiau Valdui, taip ir parašykit. Bet kuriuo atveju, mes toliau vardiname laidą žiūrinčias merginas. Ir štai 46 eilės tvarka yra Miglė Zakarauskaitė, kuri yra iš Kupiškio ir šiuo metu studijuoja Vilniuje Lietuvos edukologijos universitete. Toliau 47, 14 metų, 7A, Kelmėje, besimokanti Milda Kančelskytė. Mildutė, tu esi šaunuolė, ačiū labai, kad žiūri mus. Numeris 48, 20-metė Miglė, kuri yra studentė ir kuri nepraleidžia ne vienos mūsų laidos. Matai? Ne vienos. Neduosiu tau. Neduosiu e-mail. Ne. Bet Miglė pati parašys. Toliau 49. Sveiki, man 23, aš Elida. Labai patinka šauni laida. Elida, tu mums taip pat labai patinki. Ačiū, kad žiūri. Na ir paskutinioji šiandien, 50 mergina, yra Miglė, kuriai 19 metų. Ir linki sėkmės visai NKTV komandai. Miglė eina į mišką veikti nežinia ką. Labai matos taip iš šios nuotraukos. Tai ką, merginos mielos, jeigu ir toliau norite parodyti, kad žiūrite mus, atsiųskite prašau savo nuotrauką su trumpu aprašymu. Adresas info@nktv.lt. Ir mes su Valdu parodysime jūs štai čia garbingai ant mūsų sienos. Dėkoju. Ar žinot beje, kad pas mūsų Valdu yra toks susitarimas, kad prieš paleisdamas įrašą jisai pasako tos dienos magišką žodį. Tai šios dienos magiškas žodis leidžiantis įrašo pradžią yra filmuoja. Įsivaizduokit, genijus, sugalvoja fantastišką žodį, filmuoja. Tai gerai, bičiuliai, palakstykim, padaršykim po interneto svetainės. Pirmoji atsiųsta jūsų yra Tomo Paliūno. Tomas Paliūnas pasiūlė žiauriai gerą dalyką. Pažiūrėkim. Ir tai yra vargo pabaiga. Vargo siųstis per visokius konverterius video filmukus iš YouTube. Žiūrėkit, kaip viskas veikia. Jums reikia naršyti su Chrome. Štai, nueinat į šią nuorodą ir įdedat įskiepą į savo Chrome naršyklę. O tada, užtrukę vos kelias sekundės instaliavimui, einate į YouTube na ir susirandate šiuo metu savo, pavyzdžiui, mėgiamą vaizdo klipą. Na, vat Valdas labai dabar, kaip koks senukas, klauso šito Coldplay Paradise. Groja, lėktuvas skrenda, na ir tarkim, Valdas dabar įdiegė šitą įskiepą, nori šitą video failą turėti savo kompiuteryje. Ką reikia daryti? Ogi nereikia nei programos, nei nieko kopijuoti, nei naujo puslapio atsidarinėti. Žiūrėkit, štai čia prie video atsirado naujas mygtukas. Download this video. Galbūt netgi taip galima pilna HD raiška parsisiųsti, spaudžiam download. Prašau, 141 MB, po poros minučių parsipūs ir bus galima žiūrėti savo kompiuterėje, nebereiks eiti į YouTube. Puikus, fantastiškas įskiepas, dėkojame Tomui Paliūnui. Antrasis puslapis šiandien jis yra apie rastus ir pamestus daiktus, lietuviškas. Tarkime, aš pamečiau šuniuką arba kačiuką.
Tai aš tada ieškau. Rasti daiktai, nes kažkas jį rado, ar ne? Ieškau gyvūnų, na ir žiūriu, ką čia žmonės rado. Gal rado mano šuniuką. Ar kačiuką. Taip, rado kalytę Garliavoje. Oi, Garliava labai piktas miestelis, nepykit, bet ne, su Garliava nieko bendro nenoriu turėti. Tai va, o kažkas žiūrėkit, kokią rado mielą katytę Taigą. O kodėl in Taiga, iš kur žino, nežinau. Bet kuriuo atveju, jeigu pametėt, kad ir tarkim kokį papuošalą, ar kokią piniginę, ar dokumentą, galbūt suradot kažką, einat į pamesidaiktai.lt ir suvedat galus. Dar viena interneto svetainė ir ji bus naudinga tiem, kas mėgsta arba turi poreikį karts nuo karto paredaguoti savo nuotraukas. Vytautas Žedelis atsiuntė mums šį reikalą. Ir tai yra, draugai, nemokamas Photoshopas, nes jis yra tiesiai čia internete. Žiūrėkit, pasiemat nuotrauką. Tebūnie tai mūsų Valdo triušiukas. Va. Na ir galima dabar žaisti. Žinot, kaip su Photoshopu, aišku, galimybės bus tikrai menkesnės, bet kuriuo atveju galėsite savo užsiminėti, pataisyti baltos spalvos balansą, paryškinti vaizdą, ar ne? Ir galų gale padaryti iš triušiukų štai tokį meno tvarinį. Nu puiku, ne? Lukas Lukoševičius paprašė pareklamuoti jo projektą. Jokių problemų, kompiuterinė grafika Lietuvoje, kažkaip man tiko prie to Photoshopo. Žiūrėkit, čia yra lietuvių 2D ir 3D menininkų darbai. Pažiūrėkime 3D galeriją. Kažkaip man 3D visada atrodo kiečiau negu 2D. Nu ir prašau, kažkas sugebėjo, lietuvis, Gedas, padaryti štai tokią moterį vapsvą. Va, kaip baisu, moters vapsvos sugrįžimas. Čia yra ir konkursai, ir visokių kitokių reikalų susijusių su grafika. Patys pažiūrėkite, patys ištirkite. Ir tiek. Nu ką, jeigu jūs parašot ir paprašot pristatyti, kodėlgi ne? Gydomieji paveikslai veikiantis spalvų terapija, draugai. Aido projektas. Žiūrėkit, tai yra komercinis reikalas, bet man patiko, kai viskas padaryta, man patiko visa idėja. Tarkim, jūs norite išsirinkti paveikslą, raminantis paveikslai. Štai. Štai toks yra raminantis paveikslas. Koncentracijai vystyti padeda atrasti save. Jeigu jūs norite reprodukcijos, nu tokios nemažos 120-60 comų, mokate 400 litų. Originalas kainuoja 7 gabalai. Galite mokėti kreditkę iškart PayPal'u. Toliau, pavyzdžiui, žiūrėkit, skatinantis veikti. Man reikėtų skatinančio veikti ir Valdui reikėtų skatinančio veikti paveikslą. Va toks labai gražus. 305 litai galėtų įsigyti. Richardas Ačas. Nu kažkaip, Richardai, žinok, patikai tiek man, tiek Valdui, nes Richardas Ačas siūlo jums sužinoti, koks yra jūsų IP adresas. Ne tik tai skaičiais, va čia matot užrašytas mūsų IP adresas, bet ir balsu. Žiūrėkit, spaudžiat groti ir daili mergina jums išaimanos jūsų IP adresą. Fantastika, klausom. Hey there, hot stuff. 2, 1, 2, dot, 1, 2, 2, oh, dot! Oh, yeah, 8. 2, dot, 2, oh, 5, 2. Valdai, jau užteks, jau stabdyk. Arnas Petruškevičius yra tikrai geras mūsų bendruomenės narys, nes vis atsiunčia vieną kitą gerą saitą. Šitas yra puikus. Arnai, ačiū tau, aš tikrai mėgavausi ir žiūrėjau, nes kažkaip jaučiu tokią silpnybę visiems kariniam reikalam. Tai bičiuliai, bombos kris ant Vilniaus. Pažiūrim. Čia yra Vilnius, o dešiniai pusėje aukštai yra bombos. Žiūrėkit. Čia jūs galite pasibandyti griovimo spindulį ir pamatyti žalą, kurią padarytų Vilniui numesta bomba. Na pavyzdžiui, mažasis berniukas, bomba numesta ant Hirošimos, tik 16 kilotonų. Ką padarytų su Vilniaus centru? Pum! Sprogdinam. Va. Šios spalvos reiškia skirtingas poveikio zonas. Čia bus labai aiškiai išaiškinta, kur nuo radiacijos išmirs 100% žmonių, kur 50%, kur bus tik tai išmušti stiklai. Bet kažkaip atrodo riebiai, o tai yra mažytė bomba, tik tai 16 kilotonų. Eikim prie didesnių. Tarkim, jeigu mes švysteltume ant Vilniaus šiuo metu didžiausią
bombą esančią Jungtinių valstijų arsenale. Bandom? Bandom. Mamma mia, tai čia žiūriu, kad praktiškai Vilniaus rajonui kaput. Žiūrėkit, bet čia yra dar viena bomba, kuri yra bomba caras. Kas būtų, jeigu ją jūs numestumėt ant Vilniaus? Pažiūrėkit patys. Gytis Leonas nominavo mus be mūsų žinios, bet dabar mes pritarėm šitam reikalui. Ačiū tau, Gyti. Laimėti Lietuvos interneto apdovanojimą login konferencijos metu. Žiūrėk, jis mus kažkodėl įkėlė į kategoriją geriausia nekomercinė organizacija internete. Žinokit, mes mielai būtume labai komercinė, bet taip gaunas, gerai, tarkim, mes nekomercinė. Ir žiūrim, kas šiuo metu yra su balsavimu. Žiūrim mūsų kategorijoje balsų skaičius turinčias svetainės. Prašau, NKTV pirmauja. Tai norėjau paprašyti jūsų, kad eitumėt į šią nuorodą, matot ją ir rasite nktv.lt ir užbalsuotumėt dar kaip reikia. Kad pirma vieta taip ir liktų mūsų. Ok? Sutarėm? Ačiū labai. Tai ką, panaršiam šiandien sočiai, gerai ir rimtai ir nerimtai. Ačiū jums visiems. Visos nuorodos, kurios rodytos buvo čia, bus nktv.lt svetainėje, jeigu nueisite dabar. Po video iškart apačioje rasit, tai užsirašinėti nieko tikrai nereikia. Jeigu norite pasiūlyti mums kažką, o siūlykit, tikrai tai darykit. Facebook'e yra mūsų grupė NKTV. Surinkit ir ten ant sienot peistinat savo linkus. Tai ką, tiek ir palinkėjimas tinkle rubrikos pabaigai. Neužlipkit, draugai, ant grėblio. O dabar lai šiek tiek pavaldo mūsų žiūrovai. Tai reiškia, kad jūs parašote, o mes skiriame tam ypatingą dėmesį, ir atsakome jūsų pastabas ir klausimus ir komentarus. Štai mums parašė Albina Strota. Jūsų skelbta informacija buvo neteisinga, sakėt, kad Facebookas bus išjungtas kovo 15 dieną. Bet kaip nieko, taip nieko. Mielas Albinai. Jūs dar rašote, kad mes gyvenam iliuzijų pasaulyje. Tai jūs kartais gyvenate iliuzijų pasaulyje. Mes juokavom. Niekas nesiruošia išjungti jokio Facebooką. Come on, Bairio nesuprato. Povilas Lozovskis, štai pykstant mūsų. Pareklamavot ir užtopinot girtus ežiukus serveryje. Tai dabar pareklamuokit srventer.lt. Povilai, aš nesuprantu. Akivaizdu, kad aš padariau kažkokią baisią žalą pasaulio interneto žaidimų bendruomenį, reklamuodamas girtus ežiukus. Tai dabar turiu reklamuoti kitus serverius. Tai gerai, tebūnė šios dienos reklama srventer.lt. Patenkintas, Povilai? Ok. Judam toliau. Tomas Dambrauskas štai parašė tokią žinią. Sveikas, žiūriu tavo laidas nuo pat jaunystės, todėl norėčiau su tavim sugerti. Tomai, sugerkim. Kodėlgi ne? Sugerkim. Atvyk sugersim. Šis vardas yra tikrai žinomas. Net jei nežaidėte Microsoft Flight Simulator, akies krašteliu kažkur matėte šios legendinės 30 metų senumo serijos pavadinimą. Serija tylėjo pastarosius 5 metų ir sugrįžo su naujiena didelė. Išmetė iš pavadinimo pasirodo vieną žodį – Simulator. Liko tik Microsoft Flight. Ir tai yra ne tiesiog atsitiktinis žodžio išmetimas, ne. Hardcore'iniai simuliatoriaus fanai pyksta, kad rimtas skraidimo simuliatorius, o tai yra bandymas kiek įmanoma tiksliau atkartoti tikrovę, pavirto tiesiog žaidimu. Bet kiti žmonės, tie, kuriems rimtas skrydžių simuliatorius buvo per sudėtingas, dabar gali pabandyti skraidyti. Mat, tai daryti tapo paprasčiau. Iš senojo simuliatoriaus pasirinkimų liko tokie – Havajai ir 2 lėktuvai. Lengvutė amfibija Icon A5 ir įprastas Boeing PT-17. Kursuosite tarp mažų miestelių ir kaimų oro uostų. Valdymas dabar vyksta pelyte, nors jei norėsite, galėsite grūstelti ir rimtą skrydžių joystiką. Svarbus dalykas, labai svarbus. Žaidimas yra nemokamas, visiškai nemokamas. Ir parsipūsti jį galite iš čia. Kaipgi vyksta žaidimas? Nors galite savo iki paspringimo tiesiog skraidyti laisvai, nevaržomi, gamingas vis tik remiasi į užduotis. Visų pirma, pabaigsite mokomąjį kursą, o tada kipsite į darbelius. Dažniausiai gabensite turistus, juk jie labai nori iš aukštybių įvertinti havajietiško rojaus puikumą. Kalbant apie puikumą tų Havajų, kritikai piktinasi, kad žaidime Havajai atrodo stebėtinai nuobodžiai, ne havajietiškai. Na ir iš tiesų, jei ne vandenynas fone ir vienas kitas lavos ežeras, atrodo lyg skristumėte virš kokio nuobodaus Ilinojaus miestelių. Nėra kitų lėktuvų, pėsčiųjų, mašinų, net aviakatastrofos, nuobodžios, mat lėktuvui nieko nenutinka, nelūžta jisai. Specai primetė, kad žaidimas bus įdomus kokias 4-5 valandas. Ir tai šiaip jau neblogai nemokamam žaidimui.
Tad, nors ir ne super duper rimtas simuliatorius, Microsoft Flight yra visai neprastas, nemokamas žaidimas tiems, kas norėtų pabandyti pilotuoti lėktuvą. Viskas. Sukame duomenų kranelį ir uždarome laidos megabaitų srautą. Uždarome su galimybė jums išreikšti padėką. Jei laida patiko, būkit mėly, atsiųskit mums SMS žinutę. Tai vadinama gėrio SMS. Jūs galite parašyti raides NKTV ir siūsti pranešimą numeriu 1670. SMS kainuos 2 litai, iš kurio mes gausime 1 litą. Va. Tai yra niekaliukas, bet kuriuo atveju ačiū jums už šią paramą. Direktorius Gintautas liepia pranešti, kad visos šioje laidoje surinktos lėšos bus skirtos meškiuko Alviduko makiažui. Va, prašau jums paaiškinimas. Na ir kaip visuomet, laidą baigiame neigiamų komentarų apie ją. Šitą aš labai mėgstu. Ir štai parašė piktasis mūsų žiūrovas. Norėčiau sužinoti, koks būtų numeris, norint išsiųsti žinutę dėl papeikimo, kad aš tuos 2 litus gaučiau už bereikalingą laiko sugaišimą. 1-2 sezono laida visai nusivyliau, nepamačiau visiškai nieko, šauktukas. Be to, tik pradėję žiūrėti laidą, išsigandau pamatęs laidos vedėją. Kas per velnės pas tave ten buvo ant galvos, panašus į gyvūnėlį? Nu tai puiku, ačiū labai už neigiamą komentarą, susitiksime po savaitės, iki.